Oh yeah, Samsung, yo, macaron, yeah, macaron, no, chacaron, chacaron, chacaron. Você gosta de galo, 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 você... Polizei, 3, 4, Grenadier, 5, 6, alte Gags, 7, 8, gute Nacht. 1, 2, Polizei, 3, 4, Grenadier, 5, 6, alte Gags, 7, 8, gute Nacht. 1, 2, Polizei, 3, 4, Grenadier, 5, 6, alte Gags, 7, 8, gute Nacht. Juozu, kaip dieve, kaip prisibeldėjęs, kaip smirda. Aš jau kelias kiaulės pasišėriau, dar tu neatsikėlęs. Juozai, kelkis, pavėsėsi, kad esi pirmą pamoką auklėtojai skambysi. Juozai, kelkis, man vajazdau, kaip aš negaliu. Kiekvien ir uždaryta man šitaip. Tu pamanyk, aš tai vis tiek išvelgsiu, vis tiek. Juozai, paskambinsiu auklėtojai. Skambykite į policiją. Tai ką praeitą pamoką veikiam? Da, trečia. O tai ką su kontaktu veikiam? Kokiam datu? Nu, kokiam pamoką rašė. Nepasakė, Rašė? kad išmok. Rašė? Nepasakė, kurias išmok. Tai vienas reiktų mintinai, kad aš žinotų. Nes egzaminai netoli. Bet tai jau labai daug. Tai dabar nauja tema, nu. Vėl nauja Paskaitykite tema. vieną, ką nors garsiai. Lietuva pradeda. Palauk, jau prašau. Lietuva pradeda nepriklausomybės pagal Ribentropo Molotovo paktą, slaptuosius protokolus. Lietuva pateko į SSRS interesų sferą. Klausau, jūs nieko neklausot? Klausau, viskas, klausau. Ką sakiau, klausau, nieko neklausot? Tai ne man, vaikas, suprantat, ne man reikia, o jum. Jūs laikysite egzaminus, ne aš. O tai iš kur mums žinot, ar mes teisingai, ką žinom? Skaityk. 1940 metais SSRS okupavo Lietuvą. Lietuvą įjungus į SSRS įvykdyta aneksija. Viskas, daugiau nieko nesirašė. Tai aišku, kad nesirašė, nes jūs skaitai iš knygos. Tai mums aš nespėjau pasirašyti į sakinį. Tai kodėl nespėjai? Tai kad jūs tiek užduodat tų klausimų, mes nieko nespėjom patikslinti. O kai sakot skaityti, nieko nesakot ar gerai, ar ne, iš kur mums žinot, ar gerai paskaitom ar ne. Tai kitas mums pamokas reikia suvažą. O, žiūrėk, labai runkelis rašo.
Tu deixa esse banco? Pode entrar dele. Nu ką, vyrukai, reikia? Ką reikia? Nieko. Tai ką, Maksevičiau, nori mokyklą, ne? Norėsi dar. Tai duoti pinigų. Ką? Varykis čia. Kaip jūs gyvenate? Gyvenu kaip noriu. Ar mokėtės Piliušių Santuokos gimnazijoje? Ne, aš niekada nesimokiau. Bet buvote įrašytas mokinių sąraše? Principe taip, bet juk galiu bet ką parašyti. Ar turite kokių nors ryšių su šia gimnazija? Principe taip. Kaip suprast? Tikiu jiems dešras. Ką palinkėtumėte mokiniams? Kad liktų sveiki po mano produkcijos. Ne, aš klausiu apie mokslus. O kam tai mokslai? Bet mokyklos egzaminus juk reikia išlaikyti. Varguoliam reikia, aš galiu ir nusipirkti. Juk ne visi turi tiek pinigų kaip jūs. Tai tokie varguoliais ne pas mane fabrike dirba. O tai jūs aukojate mokyklai? Principe taip. O ką jūs laikote auka? Tikiu jiems dešras. Bet jie moka už tas dešras. Principe taip. Bet tai čia ne auka. Kaip ne auka, aš gaištu savo brangų laiką, atvažiuoju pasiimti pinigų. Kaip sutarėte su mokyklos direktoriumi? Mūsų jie tik verslo reikalai. O esate matę šios mokyklos būsimus 12-tokus? Mačiau lakstį varguolį, kai su hameriu atvažiavau. O aš kalbu apie dabartinius. Dabartiniai, manau, varguoliais netaps. Ah!